Taigi, pirmoji daly mes atlikome pirmą ir trečią punktą. Tai yra, sukūrėm ryšių matricą ir išmokom suskaičiuoti, kiek kiekviena molekulė turi ryšių. Taip, ir juos piešiam ant molekulių. Dabar įdomesnis momentas. Kiekvieną kartą, kai susitinka dvi molekulės, ryšys tarp jų padidėja vienetų. Ir paskui piešiant, tai nurodyti su linijos storio funkcija. Bet yra svarbus momentas, kad kai jos susitinka, jos paskui liečiasi kelis kadrus. Ir kiekvieną kartą mums nereikia skaičiuoti kaip naujo prisilietimo. Tai reikės pagudrauti. Tai jau pažiūrim, kaip tai darysim. Mes sukursim dar vieną matricą, kuri žinotų, ar liečias. Liečias. Reiškia, jeigu liečias, tai naujo prisilietimo skaičiuoti nereikia, bet jeigu nesiliečia tuo metu, tai reiškia, dabar įvyko prisilietimas ką tik. Nu ir čia apsirašom panašiai. Taip. Ar liečias. Taip, ir čia galime nulius priskirti tam pačiam cikle. Gerai, pasiruošiam tą matricą. Ir ką dabar su ją daryti? Na, einam į funkciją, kurioj būdavo čia pieždavo ryšius. O čia jos patikrindavo ir nuspręsdavo, kad liečiasi. Tai dabar čia reikės šiek tiek kitaip išdėstyti. Taip. Jeigu ar liečiasi į su K, jeigu yra lygu vienam, jeigu yra lygu nuliui, tai tada reiškia dabar įvyko prisilietimas, nes prieš tai nesilietė. Taip, tai tada mes nepriskiriam vienetui, bet padidinam vienetų kiekvieną kartą. Jeigu lygu nuliui ir pasižymime, kad prisilietimas dabar jau bus lygus vienam, jau liečiasi. Taip, jeigu yra lygu nuliui. Dabar kitu atveju, jeigu Pitagoras čia mums netenkinamas, taip, tai čia mes else įdedam. Reiškia, jeigu pagal Pitagorą jos nesiliečia, tada pasižymime, kad jos nesiliečia. Na va, dabar pagal tą informaciją žinom, ar yra susilietę, tiksliau, ar prieš tai buvo susilietę. Ir jeigu nebuvo, tai padidinam skaitliuką, o jeigu buvo, tai buvo, nieko nesikeičia. Ir kai atsiliečia, nutolsta, taip vėl pažymim, kad nebesiliečia. Tikėkimės veiks, dar ne viskas. Čia skaitliukas didės. Pabandom, gal ir viskas. Taip, nepatiko. Token lygu. Null Designant Operator. Jau kažkur skliaustą praganiau. Einam ieškoti skliaustą. Čia labai smagi užduotis ieškoti skliaustų. Pasididinsiu vaizdą. Taip, Pitagoras, čia, gerai. Čia tvarkoj. Nu čia labai gudriai parašiau, bekopijuodamas. Ir čia padariau taip, kaip nereikia daryti. Dar kart paleidžiam. Turbūt, kad paleist sėkmingai. Nu, negarantuoju, kad labai sėkmingai. O, vaikšto, tik labai kreivai vaikšto, neįdomu. Ir nauja. Taip. Dabar ryšių nepaišo.
O ryšių nepaišo todėl, kad dabar matricos langeliai gali būti nebe vienam lygus, bet lygus ir 2, ir 3, ir 5. Tai mums reiktų pažiūrėti ryšių piešimo funkciją ir čia patikrinti ne kad lygų vienam yra ryšys, bet kad daugiau už 0. Nes tai reiškia, kad buvo bent vieną kartą jau tos molekulės susitikę, bet gali ir daugiau kartų. Tarkim, kad bent vieną kartą. Ir dar mums reikia, kad skaičiuotų kiek ryšių, ne kai lygų vienam, bet irgi kai daugiau už 0. Paleidžiam per naują. Gerai, ryšys yra 1, kitur 0, čia jau 2 pasimėlyna molekulė, kitur irgi jau 2, kažkur dar ir 3, valio, čia dar greitai galim pabandyti sumažinti. Taip, labai neblogai. Taip, dabar matom, kiek kiekviena molekulė turi ryšių, bet nesimato informacijos, kiek kartų kažkurios molekulės buvo susitikę. Tai tą mes sakėm, darysim pagal funkciją stroke weight. Galima beveik ją nuskopijuoti, ten labai paprastai nurodai linijos storį. Ctrl C. Ir kur mes tos ryšius paišom, štai čia. Taip, jeigu gerai nukopijavau, stroke weight. Ir tai bus tiek, koks yra kartus, kiek kartų yra susitikę. O, čia netgi kažkas nutiko nelabai gero, bet vis dar veikia. Taip, jeigu jinai daugiau už 0, taip, kitu atveju, o nupiešus vėl grąžinam standartinį vieno taško liniją. Dar pasižiūrim, ar tikrai... Jo, čia reiškia, jeigu 1 yra paprasta linija, jeigu 4 jau storesnė, jeigu 10 dar storesnė. Pabandom. Čia galim truputį pagražinti, sulygiuoti tvarkingai. Jeigu nebūtume prašę šitos eilutės, tai būtų liekamasis efektas. Kažkuriuo atveju pastorėjus linijai, visos kitos irgi būtų piešiamos storos. Pabandom. Taip, matom. Dabar reiškia, kai kurios jau buvo sutikę daug kartų yra storos, kitos dar buvo gal tik kartelę susitikę yra plonesnės. Tai ta logika veikia, tik labai viskas maskatuojasi. Nu ką darysi? Gal greitai aš perdarysiu, kad jį pagal jį keistų frame rate. Tada galima bus jį išsamiau reguliuoti. Nes frame rate'as mažinus, tada viskas sulėtės natūraliai. Taigi, žiūrime kitą punktą. Reikia, kad pažymėjus molekulę, nuo jos nutolę molekulės pasispalvintų. Bet su jas susiję ryšiais molekulės, bet per 2 ryšius atstumu jos būtų specialiai paspalvinamos. Na kągi, pažiūrim, ką reiškia pažymėjus molekulę. Taip, tarkim, šitą molekulę aš paspaudžiu spalvę ir galiu ją nešioti. Na ir jinai skaitos pažymėta dabar. Antrą kartą paspausiu, jinai vėl pataps savaeigė. Ir kaip čia dabar frame rate, vat įrodysiu, kad veikia, greitai galima sumažinti iki 0, na arba didinti belekiek. Smagu. Tarkim, sumažinkim iki 0. Galima molekulės panešioti. Jeigu jos kažkurio momentu susiduria, nieko nevyksta, nes kai 0 frame rate'as, nevykdomi skaičiavimai susidūrimo.
Pabandom pridėti daugiau molekulių. Gerai, truputį duot greičio. Na, tarkim. Čia dar susijungs su šita. Vėl sustabdom. Galim išsidėliot kaip patogiau. Čia matos daugiausiai turi ryšių. Čia šiek tiek mažiau. Bet mintis galėtų būti tokia, kad pažymėjus, dabar čia visas jas bus susisiję per šitą molekulę. Ne visas. Visiems dar per mažai. Na, pirminis etapas būtų toks, kad pažymėjus kažkokią molekulę, visos, kurios su jie susiję tiesiogiai paryškėtų. Tai tarkim, jeigu pažymėčiau šitą, tai su jie susijęs būtų 1, 2, 3, 4, 5 molekulės ir jos kažkaip pasispalvintų. O per 2 ryšius su jie susijusios būtų faktiškai visos, nes čia vienas ryšys, o čia jau antras. Šitas susijus ir šita. Nes per šitą molekulę jinai irgi pasiekiama. Ir šita pasiekiama. Nors ir tiesiogiai jinai irgi pasiekiama. Tai, kad būtų aiškiau, kas čia vyksta, padarom pradžiai artimiausias per vieną ryšį. Ir kur mes tai darysim? Turbūt ryšių funkcijoje. Čia mes tikrindavome kaip piešti ryšius. Tada net ne visai tinka. Nes molekulės piešiamos vėliau. Sukuriam tam funkciją, bus aiškiau. Gal ir buvo reikalavimas, tai jūs patikrinam. Nutolę per 2. Nuo kurios? Gerai. Tas nutolę per 2 iš pradžių bus realiai per 1. Void funkcija, nieko grąžinti jinai kaip ir neturi. Ir reikia visas suieškoti. Čia reikia gal tokią suprasti logiką. Panašiai kaip su pažintimis. Jeigu Antanas pažįsta Jurgį, o Jurgis pažįsta Aloizą, tai reiškia, Antanas irgi su Aloizu yra pažįstami, tik tais per tarpinį žmogų. Tai čia galima būtų irgi prašyti, tada per tarpinį, reiškia kažkaip pažymėti. Mums žymėti nereikia, mums reikia tiesiog nuspalvinti. Toks. Dabar kaip taip, gerai, pirmas etapas pažymėti visus, su kuriais pažįstami. Taip ir darom. Na, paimam taip. Taip, taip, taip ir taip. Kitosios nėra. Yra nurodoma nuo kurios. Jeigu jinai yra pažįstama su J-taja, tai ją ir spalvinam. Spalvinimas iškart vyksta čia. Kaip čia dabar gudriai padaryti? Teks pakartoti, tiesiog pakartoti šitą reikalą. Pamečiau. Taip. Gal, kad nereiktų visko perpiešinėt, mums užtektų pakeisti linijos spalvą. Stroke, tarkim, raudona. Red, green, blue. Padarom tokius, kaip buvo. Ir visiems tai nelabai patogu. Visiems mums reikės piešti elipsę. Niekur nedingsiu matomai. Bet viską nupiešim, tik tais apvadas bus dabar jau raudonas. Taip, visiems kitiems
normalu. Ir baigęs piešti, mes apvadą vėl grąžinam stažauk į juodą. Standartinį. Tai čia galėjom jį priekį. Taip. Tukšt. Pasidarom raudoną, perpiešėm su raudonu apvadu. Taip, tai dabar I mes čia neturim. Ai, kaip gaila. Nu, teks čia tada pakeisti arba čia I, arba čia J. Man čia atrodo mažiau kaitaliojimų. I ir čia I, nes čia irgi buvo I. Ir nutolę per 2 iškviečiame, susirandam, kur yra kontroliuojama molekulė, tai netaip svarbu dabar. Ir kai baigėsi piešimai standartiniai, nutolę per 2, central, kaip controlled numeris čia, controlled numeri. Dar vienas dalykas, kad kontroliuojamas numeris gali būti -1, tai reiškia, kad jinai su nieko nesusieta. Tai elementariai galim čia patikrinti. If numeris daugiau už 0, ne, daugiau lygu 0. Nes kontroliuoti galima ir 0. Tai tada paspalvinam ir pažiūrim, ar pavyks. O čia stabdom. O, kažkaip įdomiai, bet pabandom. O, reiškia, jinai pati susijusi ir va dar kita susijus. O dabar dar daugiau draugų atsirado. Tik kažkokia bėda, kad kitų visai nepaišo. Tai jaus. O nepaišo todėl, kad aš vietoj juodos padariau baltą spalvą. Nugi ir kodėl čia nenori nuvažiuoti. Taip, 255 yra balta, o juoda 0. Na gerai, štai taip. Paišo artimiausius, matom. Tos, kurie turi ryšį. Puiku. Na, štai, čia patvykinau truputį. Dabar veikia. Reiškia, abiems lygiams jau. Ir didesniam ekrane lengviau matyti, kaip čia gaunasi. Tarkim, jeigu mes pasirinkam šitą molekulę, tai susiję yra visas išskyrus 4. Nes 4 nutols yra per 1, 2, 3 ryšius, tai yra jau per toli. Tarkim, mano mėlynos molekulės yra 3 per toli nutolę. O kitos, kur arti, matom, pažymėtos gavosi gerai. Kaip tas pažymėjimas padaromas, pasiekiamas? Taigi, kai mes rasdavome anksčiau artimiausiais ryšiais susijusią molekulę, reiškia, jinai būdavo įtoji. Tai tuomet mes darom dar vieną ciklą ir žiūrime, ar yra su įtaja susijusių molekulių. Ir jas taip pat, reiškia, pažymime per naują, kai nupieši, tai jis įgauna čia tą rudą ar raudoną atspalvį ir padariau, kad būtų riebesnis 3 taškų apvadas. Taip. O kuri molekulė tiktų, kad būtų su jas susiję iš tų visų, reiškia, visos likusios. Gal šita? Ne. Gal šita? Ne. Gal šita? Taip. Štai. Tai dabar šitas punktas padarytas. Kur tas mūsų punktas? Nutolę per 2. Dabar klausimas, ar gali pasiekti nulinę molekulę bet kokiais ryšiais. Jeigu pelė pažymim kažkurią, ar nuo jos yra apskritai įmanoma pasiekti nulinę, nes bendro atveju dar yra čia molekulės, kurios šiuo atveju visai yra tokios nesusiję, arba jeigu mes
kiekį sumažintume, matome, kad čia būtų tiesiog atskiri gabaliukais, tokias kaip klasteriai susijusių molekuliukų. Tai va, kaip sužinoti? Kompiuteriui mes tai matome. Ar, tarkim, nuo šitos yra kelias iki nulinės apskritai. Tai reikia grandininės reakcijos principų. Eiti, reiškia, jeigu randi ryšį, sakai, kad tas ryšys skleistų toliau tikrinimą, kol galų gale patikrini, kad tu, reiškia, prieini nulinę molekulę. Pabandom tai padaryti. Ir dar, ar tam buvo sugalvota funkcija? Ne, bet mes sugalvosim. Taip, čia baigėsi. Na, žemiau truputį. Čia tebūnė ta funkcija. Ar, tai mes galim šiuo atveju tą grąžinti kaip kažkokį skaičių. Nors ne, bus patogiau ten per globalų kintamą iš tiesų, nes kai rekursija vyksta, ten grąžinama reikšmė visiems turėtų būti grąžinama per visus lygmenis, kas nėra labai patogu. Taip, tai void ar liečia nulinę. Int, kuri neliečia, bet ar siejasi su. Taip, ar siejasi su. Taip. Nežinau, kaip prašiau. Tai jaus. Jums galbūt nelabai įdomu, kaip čia rašysiu. Tai kai bus griaučiai paprašymo, vėl parodysiu.